2 paroms į areštinę uždarytas žinomas Utenos politikas, konservatorius Gintautas Gaižauskas. Pareigūnai įtarė, kad 51 metų vyras galėjo tvirkinti ir seksualiai išnaudoti kelis Utenos vaikų globos namų auklėtinius. Utenos vaikų globos namų vadovas sako, kad apie galimą seksualinį globotinių išnaudojimą jie pranešė policijai, kai tik kilo tokių įtarimų. Mat 10–12 metų vaikai, bendraudami su šių namų darbuotojais, prasitarė, kad turi tokį dėdę draugą, kuris juos lanko, duoda pinigų, vaišina saldumynais. Iš tikrųjų, sužinota aišku buvo iš vaikų. Ir atitinkamai imtasi priemonių. Ką mes iš vaikų sužinojom, tai įvardijom ir pateikėm policijai. Tokia pas mus yra taktika, darbo principai, kad iš principo vis nieko neslepia. Visi tie įvykiai, kurie surišti su atitinkamas teisės pažeidimais, yra pranešami atitinkamam organam ir jie tas tyrimas atlieka, kad nei jums, nei man reikėtų spėlioti, kas tai iš tikrųjų yra. O čia su mergaitėm keliom susiję ar su viena? Čia yra su grupė tam tikra vaikų, keletai yra. Abiejų lyčių. Įtariama, kad su keliais 11–12 metų šių globos namų vaikais Utenos politikas susipažino gatvėje, vėliau susidraugavęs palaikė ryšį telefonu. Aš galiu tik tai patvirtinti tai, kad pagal jūsų gal minimą faktą yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, yra surinkta pakankamai medžiagos, kad yra toks faktas, o dabar vyksta ikiteisminis tyrimas ir tų detalių aš kaip atskleis pagal galiojančią tvarką aš negaliu. Kaip tik dabar už šių teismo durų vyksta nepilnamečių mergaičių apklausa. Kaip įtariama, Utenos vaikų globos auklėtinę seksualiai išnaudojo Utenoje gerai žinomas politikas. Ar tiesa, kad šitie visi įvykiai susiję būtent su vienu iš politikų Utenos ir su Utenos vaikų globos namais? Dabar tikrai komentuoti šito nenorime, vyksta tyrimas, yra ką tik pradėtas, atliekame pirminį tyrimo veiksmai ir dabar jokios informacijos tikrai neteiksime. Kol kas. Ar tai susijęs su mergaitėm ar ir berniukai? Nenorime šito komentuoti, kadangi, kaip minėjau, vyksta tyrimas dar kol kas. Ar buvo apklausiamas įtariamasis? Taip, buvo apklaustas įtariamasis, jam buvo pareikštas įtarimas ir apie tai yra apklaustas. Gintautas Gaižauskas yra miesto tarybos narys. Konservatorių partijoje Utenoje užima skyriaus vadybininko pareigas. Partijos būstinės patalpos šiandien užrakintos. Ant durų iškabos nurodytais telefonais niekas neatsiliepia. Šiuo metu su abonentu nėra galimybės susisiekti. Prašome pabandyti vėliau. Mes niekaip negalim prisiskambinti ponui Gintautui Gaižauskui. Gal jūs žinot, kur jis yra? Nelabai. Mes atvažiavom, sakykit, ir į būstinę, jūsų. Čia yra nurodyti telefonai, bet jie yra visi išjungti, o jis neturėtų, sakykite, būti darbe. Tai aš bandysiu paieškoti, aš nežinau. Bet telefoną gal žinot jo, aš nežinau. Tai mes turim abu jo telefono numerius ir dabar tuos pačius, kurie yra būtent prie durų jūsų konservatorių būstinės Utenoje skyriaus. Taip. Ir žinokit, abu yra išjungti. Aš pabandysiu per kitus paieškoti, jeigu jam nedasiskambinsiu ir pabandysiu. O kaip mums jį rasti, sakykit? Tu jisai, palaukit, šiaip jisai pirmadienį būna dar savivaldybėje, ten Seimo nario Edmundo Pupinė priimamajam. Gal ten gali būti, aš tiesiog, man sunku pasakyti, kur žmogus. Arba Vilniui gali būti išvažiavęs. Apie sunkių nusikaltimų įtariamą politiką nieko pasakyti negalėjo ir partijos kolegos. Labai komunikabilus, taip, labai nuoširdus ir mokantis bendrauti su žmonėms, su visokio amžiaus ir vyresniais, pas mus daug vyresnių ir žmonių. Jokį niekada jį laikė kaip tik tokį, kuris sugeba bendrauti žmonės. O kas nors atsitiko? Pareigūnai sakė, kad buvo atliktos kratos tiek namuose, tiek darbe. Nieko nežinau aš. Netikrai apie tokius dalykus. Netikrai čia kažkas. O gal jis tai globoja, tarkim, vaikus būtent iš šitų namų? Ne, aš iš vaikų namų? Taip. Ne, niekada nei aš mačiau, nei aš su tuo kažką, nei jis tikrai kontaktabilus žmogus, pasakoja daug ką ir, kai sako, anekdotėlį ką ar ką, bet čia apie tokį dalyką. Čia kažkas yra supainiota turbūt. Ar čia balandžio 1 filmuojat? Tikrai nerealus dalykas.
Utenos rajono apylinkės prokuratūros prokurorai sako, jog šis pradėtas ikiteisminis tyrimas ne pirmas per pirmą šių metų ketvirtį. Anot prokurorės, kruojančios visus su nepilnamečiais susijusius tyrimus, šiuose vaikų globos namuose nesiliauja nusikaltimai prieš nepilnamečius. Reporterė Jurgita Kasparavičiūtė, Utena.